2022 GLE 350, 2 litrų varikliukas. Šitas yra juodos spalvos, bet šitas turi AMG apdailą. Matot, jis yra gražesnis šiek tiek iš išorės. Sausio 12 aukcionas. Parsiduoda draudimo, kūrėsi ir važiuoja. To įpeisiu, parodysiu. Jo mušimas yra, rašo all over, tai reiškia, kad visur aplinkui kažkokių tai pažeidimų yra. To įpeisim, pasižiūrėsim iš tikrųjų, kas čia yra. Turi vat šviesų saloną, šildomas, šaldomas sėdynės, burmaisteris standartas eina jau. Taip, ekranai, matot, vat yra kažkas lubos praardytos. Durų apdaila nuimta. Pabandom užvesti. Užsiveda jisai gerai. Taip, check engine'as dega. Turi 43 tūkstančius mylių. Čia viskas veikia tvarkingai, bet tvarkos nėra, nežinau, kaip čia žmonės taip važinėja netvarkingai. Taip, einam toliau pažiūrėti. Šitoje pusėje iš kėbulo kažkokių tai pažeidimų aš nematau. Slenkščiukas yra, panorama, stogas irgi sveikas. Einam į galą. Sėdynės irgi visokių detalių prikrauta, čia irgi kažkas tai buvo praardyta. Ten matot irgi prie diržo, kur užsisekti irgi, galas irgi priardytas, bet detalių yra sukrauta belekė gale. Čia draudimas kažką žiūrėjo, bet jisai tikrai nėra skendęs. Vat yra lempa išimta irgi. Turi kablį. Šitą galinę lempą irgi išimta. Dangtelis kūro nuimtas, o tai yra pagrindinis mušimas į šoninės durys dešinę pusę. Slenkstis apačioje nėra kliudytas, grinai per durys tik tai gavęs. Čia irgi viskas atrodo tvarkoja. Čia užklijuota, stiklas nusileidęs, bet jisai sveikas, kaip atrodo dabar bent jau.